proga radviliškiečius visus sukvietėm ir ne tik radviliškiečius, ir miesto svečius į labai gražią ir spalvingą parodą. Tai yra tarptautinio dailininkų ir fotografų plenero paroda. Tai yra antroji paroda, pirmoji vyko Gniezno mieste Lenkijoje, o čia yra antroji. Rugpjūčio mėnesį vyksime į Umanę, tai yra į Ukrainą, ir ten atidarysime trečiąją šio plenero parodą. Vasarą dauguma ilsisi, bet yra kas ir dirba. Prisiminkime nuostabias akimirkas. Projektą inicijavo Gniezno miesto kultūros centro administracija ir praėjusiais metais, 2012 metais, mums teko garbė viešėti šiame mieste ir tai buvo pirmasis pleneras. Tikrai pamatėme labai gražų senovinį karališką miestą Gniezną. Liepos mėnesį praėjusiais metais jie atvyko pas mus į Radviliškį, būtent tuo metu vyko pas mus Tafisos festivalis, Valstybės dienos minėjimas. Tai dailininkai ir fotografai ir tapė, ir fotografavo mūsų miestą. Ir štai šiandien yra tas rezultatas to viso įdirbio. Taipogi praėjusiais metais viešėjome ir Umanėje, tiesiog buvo pleneras, o šiais metais jau vykstame kaip ir parodyti savo rezultatų. Iš tikrųjų, šiandien gausų renginių valstybės dienai paminėti. Renginių ciklas prasidėjo be 15:10, išlydėjom dviračių žygį dvarų keliais, kurio metu jaunimas aplankys dvarus Radviliškio rajone, susipažins su istorija. Po to 11 valandą vyko šventos mišios. Šiai progai paminėti, 12 valandą atidarėm tarptautinį futbolo turnyrą mūsų stadione, 4 valandą renginiai ir koplytstulpio atidarimas amžinatilsį garbės piliečiui Antanui Vaškeliui Sidabrave bei valstybės dienos paminėjimas. 6 valandą čia mūsų iš tikrųjų, kiek teko jau apžvelgti įspūdingo plenero rezultatų. Po to 7 valandą oficialus minėjimas, garbės piliečių vardo suteikimas bei kiti apdovanojimai. Taip pat koncertuos choras Vilnius ir 9 valandą, kaip ir visa lietuvių tauta, giedosime himną. Tai tokia šios dienos programa. Čia buvo toks laidos anonsas ir pasakojimą pradėsime nuo dviratininkų. Sidabravas šventė. Tai ir koplytstulpio, renovuotų kultūros namų pristatymas, vabalų paradas, kitos akcijos. Pradedam!
O aš labai kaip seniūnas patenkintas, kadangi tikrai šiandien labai gražus oras Dievas davė ir kitas dalykas labai daug žmonių Sidabrave. Tai man kaip seniūnų dviguba diena laiminga. Ne tik atidengiam koplytstulpį, ne tik to šventės, renginiai visą dieną, bet ir kad visų gera nuotaika yra. Kaip pavyko suorganizuoti, kaip pavyko prikviesti tiek daug žmonių? Aš manau, čia pačių žmonių yra nuopelnas, kai jie ateina, kai jie gerbia, o kad yra organizatoriai, mes už tą ir pinigus gaunam, ir dirbam visuomeniškai. Tai aš manau, tik tai žmonės čia. Sidabravo labai gražiam logotipė yra medis. Ar jūs galite sulyginti čia dirbančių žmonių darbus, idėjas į tokią tvirtybę kaip tas medis? Žinot, prieš 12 metų šitą gerbą kūriau aš pats. Kūrė dailininkas Kačdailis, irgi iš Palono kaimo, jisai kūrė valstybės prezidentūros gerbą ir buvo daug pasirinkimų. Mes labai nenorėjom paukščių, nenorėjom kažkokių kitų ir pasirinkom gyvybės medį. Ir jeigu jūs pastebit, yra 9 šaknis, tai Sidabravas susidėjo iš 9 kaimelių tokių mažų vienkiemių ir yra gyvybės medis, yra jo toks bujojimo metai, yra tokie stagnacijos ir vėl po truputį kyla. Tai mums labai pasitikė, kad čia yra gyvybės medis, ąžuolas. Tai ta bendruomenė, kuri turi aiškę ir, sakyt, gražią perspektyvą. Vien tai, kad kaip ir koplytstulpio atidaryme buvo paminėta, kad vienur kažkas greunasi, kažkur kažkas statosi, o šitoj bendruomeniai matom iš tikrųjų didelius gražius pokyčius ir bendruomenės namai didžiuliai atidaryti gražus. Ir svarbiausia, kad yra pagarba žmogui. Ar jisai buvo galbūt tos partijos ar tos, bet principas tas, kad žmogus vertinamas ne pagal pažiūras, o pagal jo padarytus darbus ir pagal tai, kaip jį vertino visa bendruomenė. Manau, to koplytstulpio pastatymas tai ko geriausiai parodo. Tai žmogus ir žemdirbys legenda. Iš tiesų jis sugebėjo atiduoti visą save, visą savo sugebėjimus, pagrindiniai duokliai žemei, kuri augina mums duoną, maistą visai žmonijai. Jis ne tik žemė atidavė savo sugebėjimus, bet ir žmonėms. Sidabravas pasikeitė jam vadovaujančią net pažįstamai. Ir šiandien rūmai, tie, kurie buvo pastatyti prieš 33 metus, teko dalyvauti jų pirmajam atidaryme ir šiandien vėl gražus, vėl malonu čia už Sidabravo užsukti. Kokie jausmai jūs aplanko, kuomet bus netrukus atidengta skulptūra? Tai labai gražu, kad šitokie žmonės prisimenami, nes jų darbai liko ir lieka tik atminime. Ir tol bus gyvas tarp mūsų ir velionis Antanas Vaškelis, tol kol bus atmenamas visų žmonių, ne tik sidabraviečių, bet viso rajono, net Respublikos žemdirbių ir visų gyventojų be abejo. Buvo be galo tryško žmogus trykštantis optimizmu. Tai ko mes iš jo visą laiką galėjome mokytis. Visose gyvenimo tarpsniuose jis buvo ne pesimistas, nors buvo visko gyvenime, bet
tryško optimizmu ir be galo energingas, veiklus, va šitoks, ko tiesiog mes galėjome mokytis iš jo. Čia Sidabravė praleistas tikrai pačios gražiausios vaikystės vasaros. Senelis ir žvejoti išmokė, ir automobilį vairuoti išmokė, ir tikrai patys šilčiausi ir gražiausi prisiminimai. Tikrai visų anūkų vardu galime tiesiog teikti, kad turėjome tobulą senelį, jisai tiesiog tryško energingumu, jis mokė mus visko ir tiesiog liko nepaprastas žmogus mūsų atmintyje. Visą laiką mes kartu medžiojom su Vaškeliu, mes buvom kaimyninių ūkių vadovai. Vaškelis daugiau buvo toksai tausojantis medžiotojas, ne medžiotojas tik pasipelnimo, bet jisai laikėsi gana griežtos tvarkos, gerai vadovavo būreliui, buvo visų žmonių gerbiamas. Štai, mėlyjeji, mes stovime čia prie šių gražių ir didingų atnaujintų rūmų. Tikrai mūsų visų sidabraviečių viltis, kad vėl šitie rūmai atsidaro kaip pramogų centras. Tad aš, kaip šios parapijos klebonas, pašventinsiu šituos rūmus, kad jie tikrai būtų mums visiems užuovėja, džiaugsmas ir išmintis, o kartu ir kūrybos gyslelių puoselėjimas kasdienybėje, kad mes visi tikrai galėtume palaikyti šituos namus ir tikrai, kad jie mums neštų džiaugsmą ir palaimą visam kraštui. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tepadeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpats su jumis.